nesudėtingos šiandien rungtynės buvo. Pirmajame kėlinyje visai sėkmingai laikytas, po to vis tik nepavyko išsaugoti vartų. Kaip manai, kas tai lėmė? Tiesą pasakius, manau, galbūt pavargom šiek tiek po pirmą kėlinį, nes intensyviai gynėmės ir galbūt subyrėjo gynybinė linija. O sakyk, ką pasakė trenerė per pertrauką, na vis dėlto iš karto po pertraukos nepavyko išlaikyti vartų sausų, nors pirmajame kėlinyje tikrai sėkmingai gynybinės užduotis vykdėte. Tai ko vis dėlto nepavyko įgyvendinti, ką trenerė akcentavo per pertrauką ir ko neįgyvendinti? Tiesą pasakius, akcentavo tai kaip ir per pirmą kėlinį tą patį daryti. Galbūt labiau stebėti žmonės įbėgančius, susirinkti žmonės, kurie įbėginėja. Ir galbūt keitimai šiek tiek lėmė tą nesėkmę. Dėl to ir nepavyko išsaugoti sausų vartų. Na vis dėlto ant galo šiek tiek galbūt nudžiugino ir pelnytas įvartis, taip? Aišku. Na ir Ugnė, sakykit, šį sezoną pakeitėt komandos pavadinimą, vadinatės Kauno Žalgirio vardu. Ar yra kažkokios naujos ambicijos, nauji tikslai iškelti klubui? Tai tikslai kiekvienais metais vis didesni turbūt. Laukiam naujų žaidėjų galbūt savo klube. Ką dar galiu pasakyti, kad galbūt labiau pradėjo kreipti dėmesį Kaune į moterų futbolą negu anksčiau. Kaip pirmas rezultatas toks patenkintas buvo geras. Žiūrėsim, kaip toliau bus.